Nu ką, sėdim miške. 23-29. Iki ryto dar daug laiko. Malkos dega. Nėra čia taip tamsu, iš tikrųjų matosi ir be prožektoriaus labai gerai. Tai va. Nėra šalta, -2. Prie laužo šilta, komfortas. Dar reiks malkų pasipjaut. Ten matos, aš jas padėjau, kad džiūtų biškį. Tai va. Sėdėsim toliau. Nu ką, 1 valanda nakties. Iki ryto liko 5 valandos. Taip kad 6-7 eisiu čia. Tai va. Kas svarbiausia, pasiimt degtukai, kad laužą uždegti, nu yra ten pirkta dabar čia visokių, kaip ten vadinasi, aš tiksliai dabar nežinau ten lietuviškai čia, bet ugniai užkurti yra, nu ir tabletės galima pasakyti, bet yra parduotuvėse tokie kaip spaustas drožlės, labai gerai irgi. Plius, nu, apsirengimas geras, viską, batai, konės ir jeigu ten yra miegmaišis, kilimėlis, aš paprastą kilimėlį pasiėmiau tokį, tai labai faina. Ir termosas. Termosas labai geras dalykas, iš tikrųjų, įkaiti vandens, gali atsigerti, bet kada šiltos arbatos. Čia yra, bet gerai, kad geras būtų termosas svarbiausia. Aš turiu tenais 2 termosus, tai vienas, atsiprašant, nieko nelaiko, o kitas laiko, nu, bet jisai mažiukas yra. Tai va. Čia yra būtinas dalykas. Nu, jeigu yra dar turit termosą, į kurį galima maisto įsidėti mažiuką, tokį termosiuką, tai visai faina, kad gali savo maisto šilto pavalgyti. Tai va. Miške, vat, jeigu vat, vieną dieną, kaip aš dabar bandysiu. Nu ir sėdžiu, va. Tylu, ramu, sniegas nesninga, faina. Iš tikrųjų, tik tais, aišku, problematiška biškį su malkom, nes visi medžiai šerkšnuoja sniegu ir turi džiovinti malkas, o pastovi. Tai va, aplink laužą aš apsistatęs malkom ir aš pabiškį, kad nuo sniego jo šildausi taip, drėkinu. Tai va. Nu ką, stovyklaujam toliau, kaip sakoma. Nu ką, jau greitai 3 valandos. Prisipjau dar malkų. Toks mano ten sėdžiu, ten valgy darausi. Termosas, čia laužas dega. Šilta, o gerai. Geros malkos, dega, faina.